Ar išties juodaodžių pimpalai didesni už baltųjų? Kiek teko stebėti mažiausių pimpalų varžybas, taip durnai tik vyrai gali sugalvoti, tai tarp dalyvių šmėžavo tik vienas kitas juodaodis. Kaip taisyklė, visi konkursantai buvo nutukę lyg augimo hormonų prifarširuotos olandiškos kiaulės. Nebuvo nei vieno atletiško ir prisipumpavusio mažapimpio. Iš tikrųjų, kuo sveikesnį ir sportiškesnį gyvenimo būdą vedi, tuo kraujo apytaka geresnė, o kai apytaka geresnė ir lyšno kraujo galingai varpos erekcijai užtenka. Tempiam loginį siūlą lygi galo. Kiek NBA komandose, lengvosios atletikos varžybose ir kitose sporto šakose, kur reikalinga ištvermė, pastebime juodaodžių. Daugumą. Esu tikra, kad ir dušo kabinose jie neturi ko gėdytis. O iš kur kitur jie ne iš dušo kabinų ir pareina tokie mitai. Iš šio mito labiausiai lobsta porno industrijos kūrėjai. Dažniausiai XXX juostose su pavadinime dominuojančiu XXL išvystame afroamerikiečius. Tiesa, aborigenų dar neteko matyti. O jei prakalbame apie etninius skirtumus, ar esate kas matę pornuškę su čiukčiomis? Žiauru.